Jūs ar pats valdote, ne? Ne, aš nevaldau. Yra kursą, kur siunčia Estiją, kursą praveda jam. Net ir mokytojai ten, supratau. Užmušamoji kokia jėga. Dažniausiai galima naikinti gyvai jėgai, jeigu jie labai sugrupavę, arba galima naikinti ir lengvai šarvuotas transporto priemonės. Gegužės 1-ąją Panevėžys jau tradiciškai nuo 2015 metų mini tautiškumo šventę. Tačiau šiandienos susibūrimas yra ypatingas. Mes gręžiamės į istoriją, kuri prasidėjo dar 1921-aisiais, kai profesoriaus Tado Ivanausko, Juozo Tumo Vaižganto ir Stasio Šilingo iniciatyva susibūrė Lietuvai pagražinti draugiją. Jos tikslas – saugoti ir globoti gamtos, istorijos ir meno paminklus ir šiandien yra itin aktualus. Prieš 100 metų, 1925-aisiais, čia pat Panevėžyje buvo pasodintas ir legendinis aušros medis ąžuolas. Šiandien šį istorinį atminimą gaiviname, švęsdami ir bendrystę, ypatingą bendrystę ypatingame projekte. Tautiškumas jungia Panevėžį. Jis dalinai finansuojamas iš Panevėžio miesto savivaldybės. Ir štai šis projektas, o taip pat ir didinti socialinę įtrauktį. Šis renginys šiandien kviečia visus, ir tvirtus, ir negalią turinčius, burtis į vieną didelę šeimą ir švęsti tautiškumo šventę. Labai dėkoju gerbiamai Birutei, kuri padeda žmonėms negalintiems girdėti ir silpnai prigirdintiems suprasti, ką mes šiandien jums norime pasakyti, kuo pasidalinti ir ką nuveikti. Ir kaip pritara tikrai šventei bei vieningai tautai, pradėkime šiandien visi kartu atsistodami ir giedodami Vinco Kudirkos tautišką giesmę.
Labas. Čiagi neslaptas ginklas, ne? Jeigu filmuoju. Jeigu jau viešumoj pateikėm, tai nėra slapta. Papasakit trumpai, kas čia kaip. Čia yra automatinis granatsvaidis GMG, vokiečių gamybos, techniko kompanija, 40 mm skersmens šaudmuo, šauna iki 1,5 kilometro. Užmušamoji kokia jėga. Dažniausiai galima naikinti gyvąją jėgai, jeigu jie labai sugrupavę, arba galima naikinti ir lengvai šarvuotas transporto priemonės. Jau tanko nelabai su juo Negi pamaišyti. supratau, kiek tas šūvis kitais, iki kiek metrų užmuš tą žmogų? 800 metrų ar iki kilometrą? Oi, ne, čia yra kaip 5 mm granata, nu tai kaip rankinė granata kažkas panašaus. Kažkas tokio panašaus. Nu, tai aišku priklauso, ar skeveldrinės granatas, ar bantuzinės, dūminė, aišku, ne. Kiek kulkų iki per minutę? Kiek kulkų per minutę? 150. Vienu juostai 300. Biškiai prasakė, nestrengia. Nes būna tau kalnaktis, tu biškiai bėgi šaudai ir ištiko. Istorija krepškai. O kiek, galiu paklausti, kiek Lietuvoje pas mum egzistuoja va tų įrenginių, nu, gynybai? Aha. Net nežinau, kiek pas mus išeis tokių dalykų. Bet šiaip tikrai nemažai yra. O kam jie skirti, va, daleiskim, anas ir šitas daugiau? Yra granatsvaidis, Aha. šitas ir kulkosvaidis. Tai pagrindai šitas naikinti yra judant, tiesiog transportą, pavyzdžiui. Tam unimoks vanda mašinėt, šarvą gali prakirsti M113. O koks priartinimas įmanomas didžiausias va čia? Čia nėra priartimas, čia ir tiesiog kalimatorius, kad lengvas taikyti būtų. Artintuvo nėra. O anam irgi nėra, ne? Lygiai tokia pat. Supratau. O, Toks pat. kaip visai nenusimanai toj ginkluotėj, tai kažkaip įdomu. Supratau. O čia kaip, jisai gali įtrumpinamas būti, tas vamzdis, ne? Čia ta rankena, ar dėl ko ta rankena? Čia rankena, kad pasikeisti vamzdį. Jeigu šaudant puškais, tai kad kitą vamzdį pasikeisti. Jo. Su viena ranka visą turi mokėti, nes karštas paimsi. Pavyzdžiui, paimsi Supratau, aha. Nukėpė viskas. O, taip. Labai dėkojame jums, studijų dizaino studijai Žalioji zona, direktoriai poniai Elitai Sėdėnį Iškenuos darbuose, kuri papuošė mūsų šitą sceną. Taip pat Panevėžio kraštiečių klubo tėviškė kviečiu atvykti valdybos pirmininkę Liną Palšaitę. Nepriklausėme mus finansiškai iš savo lėšų. Lina Pališaitienė. Ar yra Lina Pališaitienė? Labai kviečiame jūs atvykti ir paimti padėką. Ar yra Lina? Mačiau, kad yra Lina. Vadina bėga, paplokime, nedidelė organizacija, bet šitie žmonės sakoma draugiškai iš visų širdies. Ačiū jums labai. Taip pat labai noriu padėkoti Karaliaus bendrovei sidabrinė taurė Tiksa numeris 1 vadovams Faustai Jaroslavui Petrauskam. Tada asiks programa magistracijos. Gerą dieną. Žiūrėkit, o jeigu pirkti va tą įrenginį, kokią kaina pirkimą, nežinot? Civilinį, Ne, nu kiek pati armija užsiperka įkainavimus šio įrenginio? Nežinot apytiksliai? Jeigu gerai prisijungtų virš 20 tūkstančių. Virš 20. Supratau.
Irgi gerą dieną. Būda šauda pusę pavai, po to vamsį pasidarė šauda. Kur netikėjo. Bet tas gerai kalda, per duris prašauda. Taigi vyra klausia, švinti praeido. Kiek lietuviai čia kalba? Pasidarė nuo durų, tokį vyrišką gumoždėję vamsį. Estai gamina, estai malačiai daug ką gamina. Aš nustebęs, pas mums parduotuvės estiškas, ten tas, anas, ten Rio estiškas, galvoju, kas čia daras. Bet Lietuvoje pas mums gamina, ne panašius, ar ne? Ne, kiek aš žinau, negamina tokių. Kad dronus gamina mažesnius, ne? Ten dronų tokių yra. Gal panašesnius, va tenai kaip stalo. Tai šitos broliukai mūsų. Nu, duoda jie. Ot, saka, lėti žmonės. Saka, neskubėk, kai bus pirmas. Nu, pavyzdys. Geras daiktas, tikrai pasiteisina. A jūs ar pats valdote, ne jį? Ne, aš nevaldau. Yra kursą, kur siunčia į Estiją. Kursą praveda jiem. Net ir mokytojai ten, supratau. Einu toliau pažiūrėti. O, sniperis. Одиночно. Galėtum arba po vieną, arba taip. A čia tik tai gyva pavienį. Ai, matai. Visokie vaikšto, prirašėm žaras, Gerai, galite pažiūrėti ar optikai. po to suprantus, kaip man liūdė. Kiek kartų priartinimas? Po to suprantus, tuos tik talon, alaus gaus už zyką. Tai bus kokių 20 mažiausiai, ne? Nes aš 8 kaip žiedavau, jau toks, reikėtų jau labai, kad nedrebėt, nu, kad tiksliai, nes toks drebėjimas. Čia tik tai gyva pavienė, aš galvoju, kad čia automatas, supranti, tik taigi pavienį šūvis, supranti. Nu, jos, nu vis tiek čia jau kaip snaiperinis jau skaitėsi, nu tai kaip tau šaudys. Tai po 3 tai tau po pirmo šūvio kaip mesta, antras jau į orą nuskrystų. Kiek kartų jau šauta iš jo, matas jau padėvi? Šauta daug. Mane teko šauti, kolegos šauti. Kursą praeina šauti. Atatranka stipris, kaip draugai sakė? 7-6 dar kalibras. Yra atatranka. Bet ne, kai čia pasidės stipriai remsnės. Nu taip, amortizatorius to, nu taip. Kosvai skirtai 12-4-6. Kad tiesiog kalnėsi, veisi. Ką, geros, ačiū, kad ginat. Pirmoje eilėje ačiū jums pasakyti. Čia dovanojat? Dovanojam. Vau, kaip gerai. Dėkui, ačiū. Būsit YouTube'ai, galima? Viešoje vietoje vis tiek esat. Geram politiniam kanale, kuris prieš ruskizmą, prieš putlerizmą, grinai tą četrulėtinę propagandą, kad tas, kuris gerai mąsta, tas blogai nedaro. Viso geriausio jums. Iki. Ačiū. Na ir dabar jau aš perduodu žodį mūsų nuostabiai vedėjai Loretai, prašom. Labai dėkoju, Danute, o jau iškalbingumas, o jau mielumas jūsų draugijos skyriaus pirmininkės. Tikrai.
Karininkų šeimų moterų sąjungos biurokietės Panevėžio įgulos narės, o jų pirmininkė Indrė Kisielė joms atvežė dovanų. Labai kviečiu gerbiamą Indrę. Tai pasveikiai, o Šakotis, žinoma, Šakotis vadovė, o jums, žinot kas jums, ko norėtumėt vaikai? Pica! Taip, jums pica.
Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Конечно же, еще спасибо за лайки, комментарии, подписки. Жду вас в следующем видео. Пока!